Baltarusija berods 3. kartą pasiūlė, kad atnaujint gyventojų susisiekimą geležinkeliu, kaip kad buvo savo laiku, kuris buvo nutrauktas dar per COVID 20 metais. Mūsų protingieji kurmiai sėdi galvoja. Metai turi 365 dienas. Po pusę grūdo per dieną. 182,5 grūdo per metus. Per metus susidaro gana jau daug. Verta ar neverta? Visą pavasarį, visą vasarą kurmis ir šiaip ir taip svarstė. Mes mąstom. Baltarusija siūlo, ne tik mums pasiūlė ir Latvijai, pasiūlė ir Lenkijai. Grąžint šitą visą geležinkelių susisiekimą. Aišku, tai yra pirminis variantas. Grąžinsim, jeigu, pavyzdžiui, sutiktume grąžinti, tai būtų be jokios abejonės bent jau šioks toks pašiltėjimas santykiuose. O juk tuos santykius reikės atstatyti. Reikės atstatyti. Tai naujai valdžiai, kurie ateis, jai privalės atstatyti tuos santykius. Neįmanoma po to, kai pradės dar labiau gilėti visos krizės ir panašiai, toliau mes suprasim, kad tik kaimynai ir gali padėti. Tik gera kaiminystė. Bet tam reikia važiuoti, tam reikia tartis, tam reikia kalbėtis, o ne užsispyrusiai sėdėti čia ir skelbti visai Lietuvai, kokie mes esam drąsūs, puikūs ir protingi. Nė velnio jūs nesat nei drąsūs, nei puikūs, nei protingi. Labai turtingi kurmiai. Prašau juos gerbti ir mylėti. Ir didžiausia bėda yra tame, kad pučiasi zuikiai puikiai. Kasčiūnai, Pavilioniai. Ir taip toliau, kiek tokių yra, kurie pučiasi. Ir šaudyk tu, kiek nori, šiandien atsistojęs kaip tas vaikas. Vaidink tu atsistojęs tam Seime savo, kur nors iškainai su šituo. Prašyk ko nors kito. Ką jūs darot, politikai, mielieji? Ką jūs darot, ar jūs suprantat? Ką daro jo ekscelencija? Na kągi, jei jau žadėjau. Pasakykit tiesą. Pasakykit tiesą ir tada bus viskas aišku. O ne žaiskit kaip katė su pelėm su mumis. Nes kai susirinks pelių keli tūkstančiai, tai kad ir koks bebūtų katinas riebus, kailis jam bus nudirtas. Aš taip vaizdžiai sakau, jeigu rimtai kalbant, negalima žaisti, negalima kelt Lietuvoje to, ko nereikia kelt, nesutarimų, prieštaravimų, skaldyti Lietuvą. Negalima ir taip mes esam susiskaldę. Ar netiesa, turtingieji kurmiai? Jūs visiškai teisūs. Aš turėčiau paklausti, kaip prasidėjo šitą visą velniavą Ukrainoje. Už kokią laisvę 14 metais kovojo Ukraina? Kas jie buvo okupavęs? Tam perversmo mete. Kas jie buvo okupavęs? Mūsųgi. Sušvilpti, aš pasakiau geresnį žodį. Landsbergiai, švamsbergiai, dar visokie velniai lakstė, lipo ant bačkų ir kėlė tą sumaištį. Jūs manot, kad tuo metu mums buvo reikalinga Ukraina, kaip atskira didelė galinga valstybė? Ne, mums reikalinga buvo antirusija. Ir mes pasiuntėm ir padarėm, bet čia jau yra kita politika. Lietuvos laisvės niekas šiai dienai nekvestionuoja. O jūsų tos viso gąsdinimo, tos visos, kaip pasakyti, gairės, kurias mes girdim jau 5 ar 6 metai. Nuo 14 metų jau buvo pasakyta, rusai ateina. Jos nebeveikia. Ta pati didžiausia bėda, kad kokios nors sušvilptos grupuotės, politinės grupuotės lyderių, ne pačių žmonių, o lyderių reikalai, asmeniniai ir neasmeniniai, panašiai taip toliau, yra iškeliami aukščiau visos Lietuvos reikalų. Va čia mes ir turim milžinišką bėdą, kurią reikės ištaisyti.